Remigijau, atvažiavom dabar kviečių laukas, čia bus herbicido bandymai. Taip. Aš tavęs noriu paklausti, tu kaip žmogus, kuris pirmas susiduri su visais dalykais, kas atsitinka po purškimo, fitotoksas. Labai dažnai sako, fitotoksas. Gali paaiškinti taip paprastai, kas tas yra? Na, jau šis sezonas bus 9, kai atlieku rudeninius herbicidinius bandymus. Ir atlikus purškimus pastebim, tarkim, po 7 dienų, dalis laukelių turi tokį prašviesėjimą. Ir jau vertinamas kaip fitotoksiškumas. Akiai atrodo, kad tie kviečiai kažkaip yra pažeisti, jie yra tiesiog prašviesėję, praradęs šiek tiek spalvą, bet tai yra natūralus dalykas, kadangi naudojami mišiniai, ypatingai su bokseriu, jeigu pridedant diflufenikaną, tai ta veiklė medžiaga ir turi tokią savybę prašviesinti tą vadinamą kviečio lapą. Bet kad jis kažkaip stipriai kenktų, ūkininkai dažnai išsigąsta, kad ten jau kažkas kviečiam bus ar ne per žiemos ar ne, bet iš tokios jau 9 metų patirties galiu pasakyti, kad tikrai, gal jau galima sakyti super stiprus mišiniai, kai jau mes eksperimentuojam, to nesiūlome gamybai, gal turime tokį retesnį galbūt pasėlį pavasarį, bet mes tokių mišinių gamyboje tikrai nerekomenduojame. Tai, ką mes Syngenta rekomenduojame kartu su bokseriu, tarkim tą patį diflufenikaną, Legacy pridėjus, turėsime mes po 7, gal ir 14 dienų dar tą fitotoksiškumą vadinamą prašviesėjimą, bet iki rudens pabaigos tikrai dažnu atveju mes nebematome jokių požymių. O kaip yra su aplinko, vis tiek įtakoja turbūt ir aplinkos sąlygos šitus dalykus? Taip, būtent ir kiekvieni metai yra skirtingi, ta prasme fitotoksiškumas pasireiškia skirtingai. Tarkim, vienais metais su vienu produktu maišant atsiranda stipresni požymiai, kitu atveju gal būna, jeigu ir šilta, pakankamai drėgmės, tai tas visiškai minimaliai pasireiškia tie požymiai ir jokios... Tai kurios sąlygos yra dažniau iššaukiančios? Ar kai sausa šilta, sausros laikas, ar atvirkščiai, kada yra daugiau kritulių, kada yra labiau fitotoksiškumas? Kadangi ypatingai tą diflufenikaną aš vis miniu, nes jis labiausiai šviesina turbūt kaip produktas nuo dviskilčių piktžolių, kuris papildo bokserį, tai dažniausiai jam reikia drėgmės pakankam, tada šitas pašviesėjimas būna didesnis. Aišku. O dabar žiūrėk, kviečiai ir miežiai vienodai reaguoja, ar tai yra skirtingas dalykas? Žieminiai miežiai yra, galima sakyti, iš rudeninių javų jautriausi. Jau žieminė miežiams reiktų rinktis tą patį mūsų bokserį 2 litrus ir pridedant, tarkim, Staccato, Legacy iki 0,2 litrų hektarą. Jau tokių stiprių mišinių, kad būtų, tarkim, su tuo pačiu diflufenikanu, tarkim, pridėti klonifeną, kur yra produktas, kur turi 2 veiklės medžiagas, jau tikrai nerekomenduojam, nes tas fitotoksas galbūt jau per agresyvus yra. Jautresnis miežis. Ir tas miežis gan ilgai būna toks net tik prašviesės, bet ir praktiškai pabalęs. Kadangi 2 veikliosios medžiagos, kurios balina, šviesina tą augalą, tai tikrai nerekomenduoju, gana pakankamai pridėti, kaip ir minėjau, Staccato, Legacy, tikrai. O dabar paminėjai Boxer 2 litrai. Tu vis tiek bandymuose tikrai daug visokių normų matai. Tavo patirtis ką rodo? Ar mes galim smaugti normas ir mažinti Boxerį? Eilę metų mes bandymuose taip varijuojam Boxerį 2, 2,5, 3 litrų. Jeigu geriom sąlygom, 2 litrai gerai, bet jeigu turime dirvoje daugiau augalinių liekanų, galbūt ne taip gerai išdirbta, ašgi netgi rekomenduočiau netgi dar kilstelti, nes yra skirtumas tarp 2 litrų ir 2,5 efektyvumo prasme prieš dirvinę smilguolę tikrai keli procentai, bet yra. Supratau. O dabar purškimo laikas? Purškimo laikas, čia kaip stojame, šiame pasėlyje jau yra antras lapas besiformuojantis, tai pats idealiausias laikas būtų panaudoti. O jeigu naudoja anksčiau, gal tada normą gali mažinti? Kaip yra su šitu laikas su naudojimo norma? Vėlgi priklauso, kokį mišinį turime. Jeigu turime mišinį, kuris veikia tik sudygusias, mes negalime ant juodos žemės purkšti tokių mišinių. Bet jeigu turime geras sąlygas, drėgną dirvą, galime ir pats jos purkšti. Tada, aišku, turime galimybę šiek tiek Boxerį ir mažiau naudoti, tarkim, tą 2 litrus. Kaip svarbu drėgmė Boxeriui?
Svarbu. Ir šiaip dirviniam. Visiems rudeniniam purškimam labai svarbu drėgmė, dirvos paruošimas, augalinių liekanų buvimas ant paviršius turi. Viskas, jeigu mes turime sausrą, jeigu turime prastai išdirbtą dirvą, jeigu turime labai daug augalinių liekanų, tai nei vienas rudeninis herbicidas mums tenkinamo rezultato nepadarys. Tenka pripažinti. Tai vis tiek akcentuojam, kad visų pirma tvarkingai viskas turi būti padaryta ir tada sekantis technologijos. Dar noriu paklausti tavęs, purškimo pati technika, purkštukai ar išpurškimo vandens kiekis yra aktualu šitoj vietoj? Taip, kadangi vis tiek tas reikalingas herbicido paskleidimas, kuo geresnis, tai rekomenduojame nemažinti vandens kiekio. 200 litrų hektarą tai yra, kaip minimalus purškimo tirpalas. Tirpalo kiekis mes bandymuose pagal reikalavimus mes atliekame su 300 litrų hektarą. Šiek tiek daugiau yra, aišku, stambialašiais injektorinis purkštukais. Aš esu girdėjus, kad ūkininkai, jeigu nėra lietaus, tada didina išpurškiamo vandens kiekį, kad daugiau vandens ir taip išvengia. Ar čia šitas padeda, ar geriau laukti lietaus? Aišku, geriau laukti lietaus, bet jeigu jo neturime, o augalai auga, piktžolės dygsta, tarkim, tada galime, ir yra tokių ūkių, kurie tą metodą naudoja, tarkim, iki 400 litrų į hektarą. Su tais pačiais 2 litrais boksai. Taip, padidina. Supratau. Efektyvumą tikrai padidina. Tai reiškia, tas fitotoksiškumas nėra čia didelis baubas, jisai tiesiog nemalonus akiai. Taip, kaip ir minėjau, su super stipriais mišiniais, kai turime 4 veiklesias medžiagas, tai jaučiasi gal ir ilgiau nei 2 savaitės tas fitotoksiškumas, bet pavasarį mes pasėliuose, vertidami tą peržiemojimą, žiūrim, nieko baisaus tiem augalams neatsitinka. Tai dabar iš tų visų praktikos tavo diflufenikanaminiai, ar dar yra kažkas iš veiklių medžiagų, toks, kur tu tikrai žinai, kad kiekvienais metais jau bus tas? Taip, kaip ir minėjau, klonifenas taip pat irgi turi tokį poveikį. Vėlgi mes jau išbandėm 2 metus ir dabar turbūt ir atsirado rekomendacija bokserį maišyti su mūsų partneriu Legacy Pro. Tai tas irgi mišinys duoda gana stiprų fitotoksiškumą, bet atperka savo efektyvumą. Javams, pamatysim akį, mes tokį prašviesėjimą gal didesnį, bet atperka savo efektyvumu. Ką akcentuojam, kurias piktžoles būtent sutvarkys jau, probleminės? Vienas kitą papildys, aišku, nuo smilguolių. Jo. Ir ką noriu paminėti, kad rugiagėlė efektyvi. Prieš rugiagėlę, aguoną labai efektyvumas aukštas. Šitoj vietoj. Tai labai svarbu. Supratau, tai ačiū tau labai, fitotoksas nėra taip baisu, tiesiog reikia viską daryti tvarkingai ir protingai. Taip.